Labas vakaras, mėly bendrakeleiviai gerovės link, kurie žiūrite mus tiesiogiai arba kurie žiūrėsite įrašą. Labas vakaras mūsų YouTube kanalo žiūrovai, kurie šitą mūsų laidą matysite sekančią dieną. Norėjau pasidžiaugti, kad mūsų iš tikrųjų žiūrovų daugėja, kas yra labai smagu. Matyti tos temos, kurios mes liečiam, yra aktualios. Kas dar nežinote, mus galite rasti ir YouTube kanale, mes turime Gerovės link YouTube kanalą, ten yra visas mūsų archyvas, pačių įdomiausių pašnekovų, jau artėjam prie 100 interviu. Jeigu jums įdomu visapusiška sveikata, pasižiūrėkite. Tai ką, noriu pasakyti, kad pas mus Vilniui šiandien yra spalio mėnuo, nors iš tikrųjų yra gegužės 13. Ir aš labai tikiuosi, kad šiandien yra paskutinė šalta žiema, kuri baigsis rytoj ir bus pavasaris, ir nuo rytoj maždaug iki spalio bus, 20 plus visą laiką, saulė, gali būti biški debesėlių, nes aš labai linkiu ir savo, ir kitiems, kad ši vasara mus tikrai pradžiugintų, nes iš tikrųjų visi laukiam to gegužės ir šiandien atrodo, kad iš tikrųjų yra spalis. Taigi ir savo ir jums linkiu gero oro ir nuostabaus sezono, ir šitas sezonas, taigi visi ruošiasi ir vestuvės, ir išleistuvės mokykloje, išleistuvės universitete, darželiuose, visi net jubiliejus būna nukelia į vasarą, nes yra puikus oras, kai gali pasipuošti gražiai, gali švęsti ir lauke, daryti puikias nuotraukas. Ir tokio sezono aš jums ir linkiu. Ir kartais būna, kad labai staigiai reikia atrodyti gražiai. Staigiai, per pusę valandos turi atrodyti gražiai. Ką daryti? Arba sugalvoja daryti makiažą, ateinat pas stilistę ir sako, o tai jūsų oda, tai jūs žinot, kad jūs turėjot ruoštis, jūs turėjot ją drėkinti ir maitinti, o jūs to nedarėte. Tai ką dabar darysim, nes makiažas atrodys prastai. Taigi, žinokit, kaip žinodama, nuostabi kompanija Amway tokią sukūrė puikią problemos sprendimo priemonę, pagaminta Pietų Korėjoje, daug nepasakosiu, papasakos mūsų profesionali grupės kosmetologė Aurelija Žymančienė, kviečiame į studiją, jau išbandė tą kaukę ir labai laukiam jos įspūdžių. Labas vakaras, Aurelija. Labas vakaras, taip gražiai pristatei, kad aš norėčiau pasakyti, jog tą kaukę išbandžiau, šiandien pas mus buvo šventė, paskutinio skambučio šventė ir aš vakar užsidėjau. Gaila, kad mano nuovargis vis tiek ant veido matosi, nes šiandien visą tą šventę turėjau ant savo galvos, bet vakar buvau labai patenkinta ir tokia, Žinok, aš turiu pasakyti, kad to nuovargio pas tave tai nesimato, tikrai atrodai labai gražiai, nesakysim eilinį kartą, kiek Aurelijai metų, nes vis tiek niekas nepatikės. Žodžiu, ir tai pasakyk man, koks tas buvo efektas, kai užsidėjai tą pusę, iš vis kaip reikia viską daryti, kas tas yra, papasakok. Iš tikrųjų labai laukiau tos kaukės ir man atėjo tą dieną, kada aš buvau suplanavusi, taip ir atėjo. Ir paskui galvoju, bet dar nedėsiu, dar tiesiog pasidžiaugsiu, tiesiog pasičiupinėsiu. 5 kaukės vienoj pakuotėj. Ir jau kai sulaukiau tos dienos, kada man tikrai reikia kažką užsidėti, tai žinokite, perskaičiau visas instrukcijas, persižiūrėjau, padariau taip, kaip prašo instrukcija. Aš nesu tas žmogus, kuris pirmą išbando, paskui instrukciją skaito. Aš ne taip darau. Aš skaitau instrukciją ir darau pagal tai. Ir žinokite, rezultatas, fantastiškas. Galiu pasakyti, užsideda labai lengvai prisideda, oro tarpelius reikia tiesiog išvaryti. Ir žinokite, kaukę tu užsidedi baltą, o jinai ant tavo veido, aš tai relaksavau pusę valandos ir galvoju, gal užteks, bet gal dar pasėdėti. Jinai tampa permatoma. Visas tas gėris, kuris joje yra, tiesiog sueina į odą. Tai va, ir jinai išdžiūsta ir jinai tampa tokia, tiesiog skaidri. O užsidedi baltą. Bet koks dar gėris yra, kad labai gaila, žinot, maišelėje, kur lieka to serumo, nuo kaukės. Tai aš, aišku, rankas įkišau ir tada visur išsitepliau.
rankas iki alkūnių, visur. Nu, taigi jos nepaliksi, ne? Tai viską Nu, tai išsitepliau ir buvau tokia. Žinokit, iš tikrųjų efektas tai nerealus. Tai va, noriu pasakyti, kad aš niekada nekalbu, jeigu nesu išbandžiusi. Ir Rūta jau žino, ar ne, kad aš pirmą turiu išbandyti, kad galėčiau sakyti tai, kaip yra, o ne tai, kaip reklamuoja, aprašo, parašo. Aš darau pagal instrukciją, jums irgi tą patį siūlau. Tai va, tai gerai, mes mielosios būtinai mano. išklausysim tą viską, pasakysim mums tiksliai, kaip reikia daryti. Aš laukiu, nes aš pirmą išnaudosiu, jau žinau datą, nes bus mano mažojo išleistuvės darželio gegužės 29, tai aš jau ją tikrai išbandysiu. Tai dabar prašom man ir žiūrovams papasakoti, kas čia per stebuklas ir tas instrukcijas, kaip reikia viską daryti. Gerai, viską iš eilės, ar ne? Pirmiausia, sužinokim, koks čia gėris yra, o paskui jau žingsnis po žingsnio. Nors aš, aišku, neištvėriau ir papasakojau viską, galbūt man reikia čia pabaigoje tą pasakyti, bet aš neištvėriau ir tai padariau. Taigi, žinokit, ši kaukė yra pagrįsta mokslu. Kai daro artistrė įvairiausias naujoves, tai visuomet daro klinikinius tyrimus. Ir buvo ilgai, paskui pamatysite rezultatus ir procentus, kiek moteris buvo patenkintos, bet šita kaukė buvo ilgai kuriama ir iš tikrųjų efektą savo turi. Taigi matom čia dabar ir šviesinamoji vitamino C plus gelinė kaukė ir hidrogelis. Kas yra? Tai tas kaukės tekstūra, jinai tokia, lyg tu liestum želė. Suprantat? Jinai tokia yra. Lyg liestum želė, lyg liestum kisielių, atrodo. Jinai tokia minkštutė. Ir aš, aišku, vienoje vietoje galbūt nebuvau atsargi ir truputį stipriau patempiau, tai gabaliukas liko mano rankui. Bet aš jį atgal priklijavau ir nieko neatsitiko. Tai va, suteikia šviesumo, išlygina odos atspalvį. Ir dar koksai dalykas yra, kada tu ją užsidedi, norisi tiesiog atsipalaiduoti ir užsimerkus pabūti, parelaksuoti. Tai nes ramina ne tik tai odą, bet ramina iš vidaus ir emocijas. Ir tas yra labai gerai. Ir užsidėję kaukę, čia ne dėl ritualo, o tiesiog, kad tu pajunti, jog tu jau rūpiniesi savim. Tai va, tuo šita kaukė yra ypatinga. Galim versti. Koks poveikis yra daromas? Pažangus odos tyrimai, ar ne? Kaukė pagaminta yra Pietų Korėjoje ir jūs žinot, kad labai daug pažangios kosmetikos gamina Pietų Korėja. Ir artistri kartu su Pietų Korėjos mokslininkais tą padarė. Sudedamosios dalis yra vitaminas C ir omegos rūgštis. Tai paskui dar sužinosime ir kitą naujieną, bet gal dabar tiesiog, kad nebūtų per daug, mes sužinosime vėliau truputį. Ir viskas yra iš pažangių odos mokslo derinių ir kartu su Nutrilite sudedamosiomis dalimis. Taigi, tikslinis poveikis yra, kad greitai atsirastų tas wow efektas. Patikėkit, jis tikrai buvo mano vonioj, aš negalėjau atsistebėti. Tai va, kaukė priglunda prie odos ir sukuria tokį švelnų šiltnamio efektą. Tai jūs galite įsivaizduoti, tu jauti, kaip tave vėsina iš išorės, bet oda, kaip šiltnamio efektas yra, oda viską geria į save. Nes iš odos mes spinduliuojam šilumą, ar ne? Tai va tas efektas yra labai geras. Taigi 30 minučių ir iš pavargusios odos tampi švytinčią. Skleidžiu. Ir aišku, nedidelės pastangos, dar norėjau tą pasakyti. Dabar, na, čia šitoj skaidriai jūs matot labai daug informacijos, kuri yra iš tikrųjų ne šiaip sau sudėta ir mes galėsime pasidalinti paskui grupėje būtent šitą skaidrę po
šitos laidos, nes čia reikia paanalizuoti. Ir jūs turėtumėt pamatyti, kaip odos sluoksniai, čia kur matot, ar ne, susidėlioja odos sluoksniai, kaip kiekvienas efektas, kuris odai kenkia, kaip giliai jisai nueina. Įsivaizduokit, kad jis nueina net iki dermos, o tai yra labai negerai. O iki dermos nueina, patikėkit, mėlynoji šviesa. O mėlynoji šviesa tai kas? Ar ne? Mėlynoji šviesa kas? Va čia dabar visi žiūrim ir į mus spinduliuoja. Mes jos nejaučiam. Jeigu nuo ultravioleto mes jau žinom, kaip galim apsisaugoti, ar ne? Nuo mėlynosios šviesos žmonės galvoja, kad jinai nekelia pavojaus. Bet tik tai oda sensta, atsiranda raukšlės, o jeigu dar ko nors neįžiūrim, tai dar prisimerkiam, atsiranda ir paakių raukšlės. Tai čia galim pasižiūrėti, kad šita kaukė turi daug 20 antioksidantų. Tai jūs galit pagalvoti, kiek jinai turi apsaugos ir ką jinai gali padaryti. Taigi, oda veikia ir iš vidaus, kai susigeria medžiagos į ląsteles. Gerai, keliaukim toliau. Taip, ir šiandien mūsų oda sensta ne tik tai dėl įvairių aplinkos poveikių. Ultravioletiniai spinduliai, mėlynoji šviesa, stresas, nuovargis, miego trūkumas, viską jūs čia puikiai žinot, didina oksidacinį stresą odoj. Ir paprastai tariant, oda pavargsta ir susilpnėja kolagenas. Oda tampa tokia truputį pakritusi, elastingumas sumažėja ir netolygus atspalvis. Tai šita kaukė pasidaro mums ne šiaip savo prabangos dalykas, o jinai pasidaro būtinybė. Jau mes tą pagalvokim apie tai, ar ne? Ir paskui aš jums pasakysiu, kaip dažnai šitą kaukę reikia dėti ir jūs įsidėsite į reguliarių užsakymų krepšelyje. Tai dabar pažiūrėkime, kiek daug jinai visko turi. Taigi, tikslas koks yra skaistinti ir suteikti švytėjimo. Jau minėjau, kad 20 antioksidantų mišinys yra ir pažangus hidrogelio pavidalas. Labai svarbi tema, dar anoj skaidriai aš pamiršau paminėti, kad jinai padeda sukurti lipidinį barjerą. O jeigu jisai pažeistas, tai oda sausėja, parausta ir tampa jautresnė aplinkai. Žinot jūs, kad mes odos lipidiniam barjerui jau turime omegos lašiukus. Tai va, čia turime omegos lašiukus mes naudojam kiekvieną dieną ryte ir vakare, o šitą kaukę naudosime atskirai. Gerai. Kita. Taip. Pakalbėkim apie gamtos galią ir mokslo pažangą, ar ne? Yra kruopščiai atrinkti produktai, patikimi ūkiai. Mes apie Nutrilaitą dabar net nekalbėsim, nes visi žinom, kad vitaminas C yra iš pažangiausių ūkių ir iš geriausių šaltinių. Tai yra acerola vyšnios, ar ne? Ir juodųjų serbentų, rozmarinų, baltųjų šalavijų sėklų ekstraktas ir papildomi vitaminai, augalinės medžiagos, visą tai sudeda mums kartu. Taigi, odos mikrobioma yra papildyta ir labai svarbu suprasti, kad gerosios bakterijos padeda mūsų odai išlikti sveikai, apsaugotai ir subalansuotai. Jeigu mikrobiomas yra sutrikęs, tai oda reaguoja jautrumu. Ir kartais sakom, man nebuvo jokio streso, aš gerai jaučiausi, aš važiavau atostogauti, bet dėja, kartais mes per atostogas odą labiau nuvarginam, negu kasdien tiesiog eidamos į darbą, nes einam į darbą arba keliamės, turime pastovią rutiną, o atostogaudamos mes gal leidžiam savo truputėlį ir patinginiauti. Gerai, keliaujam toliau. Taip, štai pasižiūrėkime, kokie rezultatai yra panaudojus vos vieną kartą, ar ne? Jau aš pati sakiau, kaip aš jaučiausi,
ar ne, tikrai švytėjimas atsiranda, tikrai jaučiau sudrėkintą ir dar vis paliečiu ir pasitikriu, ar dar vis drėgna, ar dar vis drėgna. Tai va tiesiog jaučiasi ne tik tai vizualiai, bet ir panaudoju kitą ar ne tą jutiminį organą, odą, dar pasičiupinėju, tikrai taip gali jaustis. Tai va 80, 82, 80%. Tai va, tai tokia galimybė jūsų laukia. Gerai. Toliau. Dabar kas labai svarbu, kad šitą kaukę mes galime naudoti su mūsų vitaminu C ir trejopo poveikio hialurono rūgštim. Tas kasdienis serumas, kurį mes naudojam. Tai aš jį naudoju vakarais, nors tikrai galima naudoti ir 2 kartus per dieną, bet ryte aš naudoju omega lašiukus ir susidariau tokią rutiną, kad man labai jinai patinka. Tai galima kartu naudoti ir šitą kaukę. Ir šviesinamųjų vitamino C kaukė yra efektyvi priemonė, kur mes galime iš karto gauti gerą ir švytinti odos efektą. Tai jūs galit pagalvoti, kad sumažina tų streso sukėlėjų iki 92%. Skaičiai yra tokie, bet jie nėra mano stiprioji pusė, tai jūs matot, kad aš net ir skaitydama, man tai 100% veikia, aš nematau čia tų 92. Viskas man taip yra, kaip yra, ar ne? Gerai. Ir pereikime prie rutinos. Pagerinkim savo odos priežiūros rutiną. Naudojam 1-3 kartus per savaitę. Ryte ir vakare, kada norite. Nes šitą kaukę galima naudoti tada, kai jums tiesiog reikia. Būti gražiai, tvirta ir taip toliau. Bet nepamirškim, kad kaukė viena neveikia. Oda turi būti paruošta. Mes turim būti oda nupraususios, ar ne? Paskui subalansuojam pH, naudojam toniką, tada naudojam C vitaminą ir dedam kaukę ant savęs, ne? Užsidėjom kaukę, einam pailsėti. Nežinau, aš rytais tai neturiu pusę valandos laiko, man geriau pamiegoti. Tai aš dedu tą kaukę vakare. Bet jeigu ruošiamės savaitgalį į šventę, tai turbūt galima ir ryte pamedituoti. Galima taip. Paskui, aišku, mes turime savo rutiną, drėkinamą į paakių kremuką, ar ne, užbaigiam visą ritualą kremų. Jeigu tai yra vakarinis ritualas, tai dedame vakarinį kremą, jeigu tai rytinis ritualas, tai dedame dieninį kremą ir dieninį kremą taip pat su 30 SPF, o jeigu jau dabar vasarėlė artėja, tai mes turime apsaugą nuo ultravioletinių spindulių, tai mes turim 50 SPF apsaugą. Tai va, čia tokia yra rekomendacija. Bet iš tiesų jūs kiekviena pasižiūrėkite, kokia jūsų oda. Galima dėti tą C vitamino serumą, galima nedėti. Galima po toniku iš karto dėti kaukę. Tai jūs galite praleisti tam tikrus priežiūros veiksmus arba pasirinkti kitus produktus, kaip aš vakare pasirenku. Prieš kaukę dėjau omega lašiukus ir man buvo labai gerai. Taip kad galite varijuoti iš tikrųjų ir padėti savo pačiu geriausiu būdu, koks jums tiks. Tai va, toks trumpas pristatymas. Dabar gal turite klausimų? Aš girdėjau tokį dalyką apie šitą kaukę, kad toje kaukėje vitamino C yra tiek, kiek visoje tam serumo buteliuke. Taip. Dėl to mes gaunam šitą švytėjimą tokį labai stiprų. Tai va, užtenka va to vieno karto, tai tu kaip visą tą C vitaminą, kuris yra tame buteliuke, užsidedi. Taip. Bet hialurono rūgšties tai yra jau atskirai serume. Tai tik tai vitamino C kiekis yra. Teisingai aš supratau? Taip, teisingai supratai. Nes vitamino C mes galime į save imti kiek tik norime.
dar galime išgerti tabletę. Tai beje eksperimentą dabar savo vitaminu C darau, nes ilgai mes galvom, kad ten jos reikia savomis gerti, o pasirodo vitaminą C reikia gerti būtent kas valandą. Jeigu yra kažkoks ten, sakykime, uždegimas ar kažkas, kas valandą visą dieną po vieną vitamino C tabletytę. Apie kaukės girdėjau labai gerą patarimą, nes mes gyvenam dažniausiai, ne vienos yra daugiau šeimos narių, tai girdėjau tokį patarimą, kad išmokinkite savo šeimos narius, kad kai jie mato jūsų kaukę, nebūtinai šitą, gali būti bet kuri artis ir kaukė, jie su jumis nekalba. Na prasme, kad tai yra tik tai jūsų laikas, jeigu jūsų kaukė, jūs gulit ir jūsų neklausinėja, nekalbina, mano namuose kol kas tai neįmanoma, nežinau, gal Aurelijai labiau pasisekė šitą klausimą. Aš galvoju, kad vyrai irgi turi odą ir galima nutildyti abu tada. Uždėti vienam kaukę ir kitam kaukę ir tada medituojam savo kartu. Labai geras dalykas, nes aš kaip tik galvoju apie šitą kaukę, pavyzdžiui, ne visą dėžutę, o tarkim vienas toksai pakutis, kadangi jie yra 5, tai yra nuostabi dovana, bet kam, draugiai, draugui, ypač jeigu kažkoks renginys svarbus ar kažkoks, tai sakykime, proga, tiesiog žmogus jausis žymiai geriau, pavyzdžiui, jeigu kalbėti reikia, sakykime, prieš publiką, arba į kažkokį tenai seną klasioko susitikimą, kai turi ypač gražiai atrodyti. Tai vyrams čia yra šita kaukė yra visiems, ir vyrams, ir moterims, ir jauniems, ir vyresniems. Ir dar toks dalykas, kad turbūt reikia paminėti, kad čia yra premium klasės šita kaukė. Taip. Nes ją ten būtent Pietų Korėjai, kaip tu ir sakei, ją gamino specialiai tokia kaip jau premium lygį. Ja, jau galima drąsiai, kaip tu sakei, ten ir susigeria, ir įsisavina, ir efektas yra. Taip. Tai va čia mes turim tikrai fantastišką dalyką ir jeigu taip atvirai pasakius, tai aš seniai laukiau. Aš matydavau, kaip kitos moterys užsideda, bet kadangi aš turiu kitas artistri kaukės, tai aš jas dėdavau taip spalvotai, žinote, ne? Tas spalvotai. Ir aš labai laukiau tos lakštinės kaukės, nes kai mes sužinojom, kad jinai bus, tai negalėjau ištverti. Aišku, dovanų buvau gavusi nuo savo draugės, dabar jai labai mielai padovanosiu mūsų. Galim gal išduoti paslaptį, kas mūsų dar laukia rugpjūtį? Ar sakysim, Aurelija? Pasakyk, gal jeigu jau pradėjai, tai ką jau darysi? Nes geri dalykai nesibaigia, iš tikrųjų, kuo yra nuostabi kompanija EMOI, kad jie visą laiką įvedinėja naujus dalykus su naujausiam technologijom, rūpinasi mūsų sveikata, tiek odos grožiu, tiek kūno sveikata. Ir rugpjūtį bus dar viena kaukė. Aurelija, kokia bus kaukė? Bus su omega. Tai va. Ir 3, 6, 9 ir 7 dar atrodo, ne? 4 rūšių omega. Tai po vasaros įsivaizduojat, kaip gerai bus? Taip. Kai visas lipidinis sluoksnis bus sugadintas saulės spindulių. Taip. Klausyk, Aurelija, aš dar norėjau ties labai paklausti, žinau, kad naudoji tą šviesinantį dabar serumą ir aš matau, kad mūsų oda smarkiai skiriasi. Tai pasakyk tu man paslaptį, kaip tu jį naudoji. Kiekvieną rytą. Aha. Aš naudoju jį kiekvieną rytą, čia mano šventas reikaliukas ir tyliu labai, bet mano šita, ar jūs ką nors matot? Mano šita pigmentinė dėmė, jinai blykšta. Tai va, jau aš atrodo naudoju 6 savaitės. Tai va. Reikia 12 liktai skaičiuoja, ne? 12 reikia iš jo. Bet taip skalsu, kad aš galėsiu dar kam nors padovanoti 12 savaičių naudoti. Labai skalsu, nes matyt, padarytas tas serumukas, kuris yra mažiukas toksai, kur tiesiai reikia tepti ant pigmentinės dėmės.
Tai mano mažytė ta dėmelė yra, bet aš žinau, kad turi žmonės ir didesnių dėmelių. Tai matyt, kad visiems užtektų. Nes O aš tai dabar tikrai su galėsiu šitą daryti. kaukę, tai čia nesikerta, čia viens kitam padeda, Nesikerta, aišku. Taip, nes vitaminas C juk irgi šviesina. taip, būtent. Nu super, tai aš irgi jau laukiu tos gegužės pabaigos. Turbūt vieną išnaudosiu anksčiau, nes vyro gimtadienis yra anksčiau, tai aš turbūt ją tada išnaudosiu, jau nesulauksiu 25. Aš tau pasakysiu, žinai, dar ką. Dabar aš supratau, kad po vieno karto panaudojimo man atsirado jau priklausomybė. Čia yra 5 kaukės, yra 4 savaitės ir aš galvoju, įsimesiu tikrai į reguliarių užsakymų krepšelį, nes man jau reikės dėti kiekvieną savaitę. Jau ten 1-3 kartus, aš galvoju, kad vieną kartą dėsiu, nes tiesiog nespėsiu galbūt, bet negaliu garantuoti, kad vieną kartą dėsiu. Bet kad kiekvieną savaitę, tai čia jau taip. Ir ritualai įeis. Gerai, Aurelija, palinkėk mūsų žiūrovėms ir žiūrovams, kurie turi odą, ką nors ateinančių sezonų. Gerai. Ir mes dabar labai oficialus linkėjimas. Linkiu, kad rūpinimasis oda nebūtų tik bandymas paslėpti nuovargį ar metus. Tegul tai būna laikas savo, sustoti, atsikvėpti, priminti savo, kad grožis prasideda ne nuo tobulo makiažo, o nuo savijautos. Ir linkiu, kad prieš kiekvieną svarbią gyvenimo šventę veidrodyje matytumėt ne tik gražią odą, bet ir moterį, kuri šviečia iš vidaus. Ir vyrą. Taip. Ačiū tau labai, Aurelija. Aš dar mūsų žiūrovams parodysiu, iki kito karto parodysiu nuostabų klipuką apie šitą naują mūsų produktą. Ir dabar pasidžiaukite tuo nuostabiu kūriniu, kurį mums padovanojo Artistry.